Sveiki! Tęsiu savo ciklą. Noriu su jumis pasidalinti. Kuomet man reikėjo pasidaryti statusą karališkoje šalyje, aš jį dariau netgi 12 kartų. Ir štai yra įrodymas. Tai buvo 2019 metais 14 spalio 16:28. Ir aš tai dariau štai kiek kartų. Čia vieną dieną kiek kartų, kitą dieną 15 dieną, po to 16 dieną ir 12 kartų. Ir vis tiek man to statuso niekaip nedavė. Tuomet aš paprašiau pas Eveliną Čečetienę, ji man davė savo telefoną, Android, ir man ten per tą telefoną pavyko padaryti. Bet prieš tai aš skambinau į Home Office, pamiršau kaip lietuviškai. Tai yra vidinis šalies organas, užmiršau kaip jisai vadinasi. Ir ten, užmiršau kaip vadinasi lietuviškai. Ir man pasakė, kad turiu pabandyti per kitą telefoną. Tai tada jau 13 kartą man pavyko. Padarius šitą, po kiek laiko aš gavau e-mailą, kuris man pradingo iš mano elektroninio pašto. Tuomet aš skambinau vėl į tą patį organą, Home Office, ir vėlgi, jie sako, tu turi tenai parašyti e-mailą, ten skambinti. Žodžiu, visi stumdė nuo vieno iki kito, nuo vieno laiko prarasta bele kiek, dienas. Po to atsiuntė laišką, kad aš turiu teisę tik tai atvažiuoti, ten būti. Nežinau, ar aš turiu tą laišką ar neturiu. Žodžiu, štai tokie dalykai darosi karališkoje šalyje. Ir šiandien užduodu jums klausimą, ar jūs irgi norite to paties. Jeigu dar nebuvo, neturėjote tokios patirties, turėsite, jeigu neteisite pas mus į kompaniją Aljansų. Norėjau tik pasidalinti. Su meile, gražios dienos, iki malonaus.